Antis visada norėjo didelės apimties kūrinį sukurti. Ir mums laiką nuo senų laikų vaidenosi, kad mes galim. Iš esmės šitas kūrinys yra apie laisvę. Visos dainos yra apie laisvę. Laisvės nėra, laiko nėra, nieko nėra, laikotarpio bankrotas. Zuikių transformacija buvo tokia didelė, pasižiūrėjus per tą 20 metų nepriklausomybės. Tai aš galvoju, galbūt čia būtų įdomus projektas. Susitikimai, studentai, klientai, konsultantai, klientai, prezentai. Norėtume tokio artimesnio kontakto su žiūrovais. Ir va čia tik žiedas, kai yra, tai jokis pasidaro. Tokia dviprasmybė antiška. Ir pasirinkome nedidelį teatrą, dabartinį Rusų dramos teatrą. Pakvietėme labai įdomų jauną kolektyvą Kivi. Džiaugitės vaikai iš Kauno, atvyko nuostabusis klaunas. Man labai patinka tie paslėpti dalykai. Visuomet mes ieškom, kas viduj, kas skamba viduj, kas širdį yra, kas kažkur tai kitur. Jis geras, linksmas, jaunas, kiekvienas daug panelę gauna. Man patinka pats zuikis, kuris lygtai apibūdina mus visus. Zuikis nerealis, skristi jis negali, drebantis zuikelis nieko nenuskriaus. Mes visi šiek tiek zuikiai ir būtent šitie žvėreliai, nors, reiškia, dedamės turbūt ir tais ereliais, ir visokiais kitokiais personažais. Brangioji, kai reiks paskelbti naujienas geras, tu